Buvau į kelmučių karalystę. Dalis jau sugulė kibire. O čia, prieš tai šitą kelmą, kurį Nikas saugo, jau nupjoviau kelmučius. O čia toks milžiniškas kelmas, jau gerai pasiruošęs, patrešęs. Grybiena jame įsigalėjo ir va taip apkibęs kelmučiais patys tie jaunučiai gražus. Čia dar ne viskas. Reikia man pralysti. Po to yra dar kitas kelmas. Ten toliau dar vienas čia kelmas irgi pilnas. Pilnas grybų laukia. Kaip tik gerai šiemet grybų nelabai pas mus buvo. Tai bus nors truputėlį. Va ir šitas kelmas apgyvendintas. Ir dar kitas kelmas irgi didžiulis, pilnas. Nežinau, kur aš sutalpinsiu viską. Va, o čia jau dalis ir papelyjusių. Bet kita dalis šviesus, gražus. Jau šiek tiek ir peraugę. Dabar reikia juos susirinkti. Taip, Nika? Bet aš eisiu atgal, dabar tu paėjai ir dar mačiau kažkur buvo. Ir čia va prie. Va, ir čia apačio yra. Ir čia. Nes čia buvo iškirstas miškas ir likę senų. Tai jie visokių kelmų, tai kelmučiam. Jų ir pavadinimas, taip sako, labai tas tinka. Einam rinkt.